Visiems laba diena. Šiandien aš norėsiu kai ką pasakyti, parodyti ir jau. Bet prieš tai, kad pradėti, aš jums norėčiau pasakyti. Kodėl jūs mūsų videose nestatote laikų? Per video mes pristatėme kanalą, jūs neparašėte komentaruose, ką mes galim daryti. Ir mes nežinom, ką veikti. Tai šiandien statykite laikus, rašykite dar ir po visais video, ką mes darysim ir taip toliau. O dabar aš pristatysiu tokį gamybą kaip šaltos arbatos. Mums reikės produktų. Ir jau, aš dar noriu jums parodyti savo kotiką. Pūtis, mano kotikas. Jums reikės šitą daiktą. Panašu, kaip savadinas šitą daiktą. Vėliau jums reikės cukraus ir arbatos. Pas mane nebuvo arbatos, tai aš pasiėmiau tokiuose pakeliuose. Jeigu jūs irgi neturite, jūs galite pasiimti. Ir atspėkite, kokią aš gavau miškiuką. Šitą margytę, čia irgi margytę. Bet aš gavau šitą, kaip aš norėjau. Čia mamytė, tatukas, sesutė ir broliukus. Dabar nebeskalbsiu. Ir va, visi mūsų produktai. Iš pradžių jums reikės užvirti arbatą. Jau, arbatą. Kotikas! Ir kol virs pas mus arbatą, aš pristatysiu jums mano kotiką. Palaukit. Ir va, pas mane užvirė ir dabar aš jums parodysiu savo kotiką. Vabodžiu kotikus. Kotiukas. Žinote, kas jį mėgsta? Jinai karačią margytę. Jie mėgsta tokį paštetą ir konservus. Ir aišku, maistą. Dabar pasiėmame muchos paštetą. Žinoma, kažkas atsitavo. Muša. Žiūrėkit, kaip jinai bėga, žiūrėkit, akrobatika. Pučita, Gerai, tuoj. Va toksai paštetukas. Ja. Ir dabar jinai valgys. Žiūrėkite, kai jinai valgo. Skanu? Ja. Ir jūs atsiprašau, kad mano virdulys taip garsiai viską daro. Ir jo, dar jums reikės, aišku, stiklinės. Aš pasiėmiau tokią iš filmo Jurassic World. Toksai padukėlis. Čia mano mėgstamiausias dinozauras. Ir jo, kaip aš jau girdžiu, mūsų arbatą jau užvirė ir nuo jo paimsiu. Va, jinai yra virdulyje. Dabar reikės įpilti. Ir jo, jinai reikia stiklinės. Nes kad šitai stiklinį taip. Mažai jas yra. Kad va šitai stiklinį tai jinai nesudegtų, tai nes aš bijau. Einu pasiimti stiklinę. Stiklinės nėra. Vat, jūs Ten laikas reikia. Gerai. Vaikai, ar galiu užtilti? Aš neradau stiklinės, jas reikia plauti, o jūs dabar klausit, kodėl tu negali išplauti stiklinės? Aš tingiu. Gerai, dabar, ką čia pradėti? Oi, ką daryti? Jau geriau išplausiu stiklinę. Mano stiklinė. Jinai labai tamsi. Dabar gerai. Dabar reikia daryti viską ant stalo ir čia vietos nėra. Atsiprašau už bardaką. Iš pradžių įpilam mūsų vandenėlį. Pilna stiklinė. Viskas. Dabar paimam mūsų arbatą.
Ne, žinokite, geriau darykite su tokia, nes bus patogiau. Ir įdėkite 2. Jo, bus skaniau. Žinokite. Pasiėmiau šaukštą ir viską tai išmaišau. Hui, kaip faina maišyti. Maišom. Dar maišom. Vajo arbatėlę. Jinai turi būti labai tvirta, kad būtų skanesnė. Ir paliekam ją ant 5 minučių, kad jinai atvėstų. Mūsų arbata dar neatvėso. Aš atėjau, kad ją pamaišyti. Karštoka. Reikia dar palaukti. Nu, šiaip tai kažkur minutę palaukite ir permaišo dar kartą. Pliavu. Jo. Kuku. Mano bodu, lauk. Pagaliau mūsų arbata atvėso. Blemba. Jinai nieko neatvėso, bet tai reikia pamaišyti. Aš nežinau, kiek aš minučių pralaukiau. Tai dabar turėjo atvėsti žmonės. Jūs rimtai? Jinai dar neatvėso. Jinai neatvėso. Gal ten ledukų padėjo? Aš visada turiu ledukų. Mano mama atėjo, mes nuėjome parduotuvę, o kol mano mama buvo parduotuvė ir jau arbatą spėjo atšalti. Dabar pasiėmėme to, ir lašame. Kažkaip būtų skanus. Va, tiek užteks. Ir viską permaišom. Va, permaišom ir padedam ten 2 šaukštelius cukraus. Ir permaišom. Viskas permaišėm ir dabar įpilam į gražų, atsiprašau, struksmus ir įpilam į gražų puodelį. Dabar atsarginkite protą ir pilam. Man išėjo mažai arbatų, mažai, bet išėjo. Bet nieko. Ir uždarom. Viskas mūsų arbata paruošta. O ne ta chemija, kurią mes perkame parduotuvėse. Wow. Norėčiau, kad jums šitas video patiktų, statykite laikus. Dabar surinkime 10 laikų. Jeigu mes surinksime 10 laikų, aš dar ką nors sugalvosiu, ką mes galime padaryti. Ačiū.